Labas. Nenumaldomai iš tikrųjų artėja nauji metai, artėja kalėdos, dar iš tikrųjų prieš naujus metus bus kalėdos, po to nauji metai. Ir aš žinau, kad daugelis jūsų naujiems metams priimsit sprendimą gyventi geriau, užsirašysit tikslus, kuriuos, aišku, norit pasiekti. Ir kodėl darau šį video? Šį video darau, nes noriu pakviesti jūs į seminarą, gal net ne tik seminarą, bet į praktinės dirbtuves, kur aš pasidalinsiu efektyviausiam strategijom, kaip pasiekti tikslus arba kaip gyvenime lengvai gauti visą, ko iš tikrųjų trokšti. Aš pastebėjau, kad žmonės dažnai turi įvairiausių svajonių, turi įvairiausių norų ir vis kažkodėl tai vis stringa, kas liečia tų svajonių įgyvendinimą, tų svajonių pasiekimą. Ir gruodžio 17 dieną aš pasidalinsiu pačiom efektyviausiom strategijom, kaip lengvai galite ir sklandžiai pasiekti visą tai, ko norit gyvenime. Tai geriausias darbas, ką galite padaryti dar šiemet, dėl kitų savo metų, dar prieš užsirašant tikslus, tai yra sudalyvauti gruodžio 17 dieną seminare apie tai, kaip lengvai gauti visą, ko nori gyvenime ir ko nebus tam seminare. Tai tame seminare nebus negatyvo, nebus kažkokio tai pesimizmo ir dėl to aš labai prašau visų žmonių, kurie žiūri į mokymus į seminarus, taip kad, ką man to reikia ir aš jau čia viską žinau, prašau neteikit. Kas bus tame seminare? Tai bus šiek tiek smegenų plovimo ir ką aš turiu omeny smegenų plovimo. Tai reiškia, kad mes šiek tiek padirbėsim su savo mintimis, su savo galvomis, kad po seminaro visi išeitumėt šiek tiek švaresniom galvom, su šiek tiek švaresniom mintim, geresniom mintim, kad tiesiog išeitumėt pozityvesni ir geresni. Tai bus šiek tiek tokio pozityvaus, gero smegenų plovimo. Kas dar bus? Bus pozityvo, kaip ir sakiau, bus strategijos, kaip lengvai gauti visą tai, ko nori, ir bus praktikos dirbtuvės, todėl visų, kas ketinat ateiti į seminarą, prašau atsinešti kuo rašyti, šratinuką, pieštuką ir ant ko rašyti. Bus labai gerai, jeigu atsinešit kažkokį tai gražų sąsiuvinuką, į kurį galite rašyti savo tikslus, tai čia bus idealu. Tai laukiu visų gruodžio 17 seminare apie tai, kaip lengvai gauti visą, ko nori gyvenime. Tai iki pasimatymo, lauksiu visų. Iki.